Sveiki, čia Ignas ir šiandien noriu pasišnekėti apie vieną aparatuką, kurį radau miške. Va, pinpointeris vadinasi. Šiek tiek istorijos. Prieš kokius 5 metus, visiškai miške pamestą aš jį radau. Pasižiūriu, kas čia per daiktas, nežinau. Nu gerai, žinai, pasiimu. Su draugais ten išsiaiškinu, ten draugai sako, čia metalo detektorius, žinai. Nu gerai, metalo detektorius, smagu. Bet aš jo taip ir niekur nepanaudojau, taip ir nepabandžiau. 5 ten, gal 6 net metus ten aš jį vežiojausi mašinoje, ten bagažiniai numestas, žinai. Keičiau ir mašiną, į kitą įsimečiau automobilį, toliau vežiojausi. Nu ir taip tiesiog rašiau tuos miškotvarkos projektus, visą kitą ir nekilo mintis niekaip jo panaudoti. Žinai, vieną kartą rašau projektą, čia visai nesenai, rašau projektą ir einu per senus ten 1 ar 2 pasaulinio karo apkasus, žinai, taip vingiuotai jie tenais iškapstyti, aišku, ten užžėlė jau tenais. Ir visa kita. Nu ir tokia mintis, čia, žinai, su metalo detektoriumi pereit, kai būtų įdomu. Ir atsimenu, taigi šitas turiu. Greitai iš iki bagažinės ten bandau šį prikelt, ne, jau visas išdvėsęs panašiai. Turiu šitą powerbanką, bet laido atitinkamo čia dar senas toks neturiu. Nu ką, viskas, žinai, važiuosiu namo, sakau, ir kitą kartą kažkaip pasikrausiu ir išbandysiu. Tai jo, taip ir padariau. Grįžtu namo, čia tiesiog atsisuka, čia įsikiša laidukas, bet čia tokio irgi dar to senovinio reikia, toks storas įsideda. Įsidedi į rozetę, krauti, užsidega lemputė, mirksi, reiškia gyvas. Tai pasikroviau. Naudojimas labai paprastas, įsijungia, suvibruoja, įsijungia lemputė ir garsas tau praneša. Dar gali pasitikrinti, jei pypsi, tai reiškia tikrai jau jis įjungtas, ir lemputė, jeigu dega. Ten namuose irgi bandau į metalą ten visaip, aš galvojau, kad čia receiveris. Bandau, nieks nereaguoja, kartais supypsi, o pasirodo receiveris tai čia. Ir jį reikia dėti prie metalo, tada jisai reaguoja. Pavyzdžiui, telefonas yra, kažkiek ten metalo vis tiek yra. Bandžiau į visus metalus, niekas, gal jau ir neveikia, sakau. Bet visgi kažkaip ten pakreipiau taip ir kai artini, dar silpnai iš pradžių, bet kuo arčiau tai labai vibruoja, pradeda vibruoti ir, rėkia labai. Tai bet atstumas tai net gal 10 cm nėra. Tikrai nėra. Tai čia tada tik tokia įkėliau, įsijungia lygiai taip pat. Tik tokia įkėliau klipuką, sakau, chebra, ir toks dalykas, ar kažkas naudojat, žinai, ir, šiaip, gal kokios informacijos. Tai ką, sako žmonės, naujas, kažkur 150 eurų. Tai aš radau tiesiog, tai visai man pasisekė, 150 eurų radau. Tai tik atsako, čia tas metalo detektorius, tai netoks, kur jau čia, žinai, giliai, sako, kapstyti su juo gali. Čia vos ne su tuo, kur rankinis toks būna. Kažkur aptikai, bet jis tai ten, aš nežinau, į metrą gal kokį, ar į 2 tenais jisai, traukia ten jo tas laukas, kuris reaguoja. Išsikasi tada ir ten su kastuvu krūva, ten kažkokia išsikasi ir po tada jau pereidiniai su šitu, ieškai, kur yra. Tai 150 euriukų, kol kas dar neišbandžiau, tuose apkasuose, kur sakiau. Ten irgi, žinai, gali ten rasti kažkokį tais, ar tai kulką gal kokią, žinai, ar kokį šalmą, jeigu jis visiškai čia grinai paviršyje kažkur. Jei tenais užžėlė, užkritė žemėm, ten 1-2 metrai, tai jau šitas visgi nepadės. Tai jeigu kam įdomu,
Tai stay tuned, kitame klipe parodysiu. Čia irgi vaikščiau, šiandien rašau miškotvarkos projektą, vaikščiau per mišką ir tiesiog užmačiau, keletą tokių kaip duobių, žinai. Tai ką žinau, čia gal irgi po kokio senų ten tų antro pasaulinio laikų ten karų, gal ten irgi ar kokios artilerijos kažkokios sviedinio, žinai, ten paliktos tos duobės, tai įlipau, į vieną pereinu nieko, į kitą irgi nieko, ir va taip vienoj įėjau ir kažkas jau tenais praneša, kad kažkas jau tenais yra. Tai va, dėl to ir pasiėmiau ir kastuvėlį, miške esu, visą laiką kastuvę vežiojuosi automobilėje, tiesiog užklimčiau, miške bent jau žiemą tai dažnai tas pasitaiko. Išsikasiu automobiliuką, tada ir važiuosiu. O dabar turiu kastuvą ir labai įdomu sužinoti, ar ten tik šiaip kažkoks metaliukas, nieko ten įdomaus, ar ten kažkas įdomaus. Tai va, kam įdomu, tai kitam klipe parodysiu. O priminsiu, kad darau miškotvarkos projektus, rėžiu biržes, atlieku kitus miško darbus. Kam reikia, tai aprašyme yra e-mailas. Parašykit, susisiekėm ir susitarsim. Dabar iki kito karto. Iki.